mes kalbam apie labai rimtą ligą, apie krūties vėžį. Ir šiandieną aš tikrai drįsiu pakalbėti labai trumpai apie tą padėtį mūsų rajone, dėl kogi mes susirinkome. Juk vėžys tai yra liga, kuri būna ne tik moterų tarpe yra, bet ir vyrai, ir vaikai serga, ir ką tik gimę kūdikiai serga. Bet šiandieną mūsų tikslas, kad kuo mažiau moterų sirgtų krūties vėžiu, o jeigu suserga, tai kuo greičiau, kad pasveiktų ir kad grįžtų į normalų gyvenimą. Aš tik norėčiau Jums priminti, kad Ukmergėje, kaip žinote, yra virš 40 000 gyventojų, o pavyzdžiui, pernai visumoje vėžiniais susirgimais susirgo 248 žmonės. Tai yra didelis tikrai procentas ir moterys, ir vyrai visi serga. Pagrindinės lygos šitų moterų tarpe tai yra krūties vėžys. Ir mūsų rajone pernai susirgo 26 moteris. 18, mums labai džiugu tuo, kad 18 moterų išaiškinom pirmoj, antroj stadijoje. Tai yra be galo geras rodiklis, kad tikrai moteris galbūt, bet tikrai šito projekto nedelsant dėka, jos tikrai labai domisi, labai rūpinasi savo sveikata, tikrai dauguma. Ir tikrai tokia didelė dalis, 18 jų atėjo ir anksti mes diagnozavom šią lygą. Deja, 8 ši liga buvo diagnozuota pavėluotai, o iš jų 2 labai vėlai, 4 stadija. Taigi, aš turėjau Jums priminti. Norėčiau priminti, kad ne tik moteris, bet ir vyrai serga įvairiom vėžinėm ligom. Ir kaip žinote, šiais laikais vyrų pagrindinė rykštė tai yra prostatos vėžys. Dabar irgi yra programa, kuri vykdoma, kad išaiškintų, kaip galima daugiau vyrų sergančių. Jeigu Lietuvoje moterų išaiškinama apie 1500 naujų krūties susirgimų, tai vyrų tarpe prostatos vėžio išaiškinama virš 3000. Taigi, vyrai mėly, žinokit, tirkitės ir tikrai yra išaiškinama ir jaunų tarpe, ir vyresnių, o vyresnių, kaip aišku, kuo vyresnis vyras, tuo daugiau išaiškinama, bet yra šitos lygos, reikia žinoti. Toliau labai didelis procentas yra ir plaučių vėžio, odos vėžio. Apie juos nekalbėsiu, tik aš noriu pasakyti, kad iš šitų, o Ukmergėje, kaip jau minėjau, išaiškinta 248 susirgymai. Dabar eidama į šitą jų susitikimą pasižiūrėjau, kaipgi Taujėnų seniūnija. Taujėnų seniūnija mes turėtume pasidžiaugti. Pernai buvo išaiškinta 5 ligoniai. Visumoje čia visų lokalizacijų vėžio atveju. Tik 5 ligoniai iš 248. Tai sakyčiau, tikrai gan labai geras rodiklis, arba žmonės galbūt nesikreipia, nežinau, bet kol kas tai tikrai nedidelis rodiklis, nedaug žmonių sirgo šiomis ligomis. Norėčiau dar, kadangi čia daug vyrų yra, ne tai daug, bet nemažai vyrų yra, priminti dėl plaučių vėžio. Gerbiami vyrai, labai didelis procentas yra plaučių vėžio. Ir dabar, pavyzdžiui, pas mus rajone yra išaiškinta 42 atvejai plaučių vėžio. 7 moteris iš tų atvejų, bet visi kiti vyrai. Ir kas baisiausia, 11 atvejų 4 stadija. Tai yra tikrai be galo sunkus dalykas ir sunkus, labai blogas rodiklis, kadangi plaučių vėžys, kaip žinote, yra išvengiamas. 90%, kurie suserga, tai rūpantys žmonės. Tik 10% nerūpantys. Taigi, pagalvokim, pamastykim. Nenoriu gąsdinti, bet naudodamasi šią progą, tikrai turėjau paminėti nors keletą skaičių. Norėčiau, kad jūs įsidėmėtumėt, žinotumėt, kad kiekvienam organe gali būti vėžys. Kiekvienam. Ir galvoj, ir kauluose, ir visur kitur, kur tik pajusit kažkokį tai negerumą, kažkokį negalavimą, kreipkitės pas medikus ir tikrai kiek galėsim, tiek jums padėsim. Tad būkit sveiki.